Nepabūgęs pūstelėjusio šaltuko, visi norintys tinkamai pasirengti artėjančioms užgavėnėms, savaitgalį rinkosi į bendruomenę Šlininkos vandens malūno kromelį. Čia buvo galima sutikti ir štadviliečių, ir zarasyškių. Rinkosi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Visų tikslas – pasigaminti kuo įdomesnės, vieną už kitą gražesnės užgavėnių kaukės. Nors sniegas šiltų patalu apklojo Nikajos upelį, malūno stogą, tačiau stovintys statybos pastoliai atvykusiems išdavė, kad malūnas keičia savo rūbą. Kone 300 mečius veikiantis vandens malūnas – tai unikalus technikos paveldo statinys su išlikusia autentiška įranga. Šalia – ūkinis pastatas, kuriame įkurti savotiški amatų namai. Šiuose pastatuose jau keletą metų bendruomenė vykdo grūdų malimo, duonos kepimo edukacinius užsiėmimus. Kasdien malūną aplanko po keletą grupių vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ne tik iš Zarasų bei aplinkinių rajonų, bet ir svečių iš užsienio. Įgyvendinant projektą bendruomenė Šlininkos vandens malūnas ūkinio pastato ir malūno remontas lyder metodu ir gavus Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai bei Lietuvos valstybės biudžeto paramos lėšas, bus pakeisti abiejų pastatų stogai, apkalti ūkinio pastato frontonai, įrengtas naujas židinys su kapsule, apšiltintos pastogės, sienos apkaltos dailylentėmis. Taip pat bus sukurtos sąlygos bendruomenės veikloms plėtoti. Įrengta patalpa renginiams, sueigoms, šventėms rengti, edukaciniams programoms, duonos kelias ir lino kelias vykdyti. Įprasta, kad malūne visada vyksta edukaciniai užsiėmimai, kuriuose atvykusiems rodomas duonelės gynimas nuo grūdo iki gardaus duonos kepalo. Šį kartą malūnininkienės Reginos tikslas susirinkusiuosius išmokyti patiems pasigaminti užgavėnių kaukės. Dalia Stankevičienė, Zarasų viešosios bibliotekos Štadvilių teritorinio padalinio bibliotekininkė, visiems papasakojo apie užgavėnių šventės tradicijas, amžiną kanapinio ir lašininio kovą bei būtiniausių šventės atributus. Išklausę praktinius Reginos patarimus, visi ėmėsi darbo. Pasirodo, kad ne taip viskas paprasta. Laukia kruopštus, sudėtingas darbas ir negreitas rezultatas. Klijais iš miltų suklijuotos popieriaus skiautės ir taip suformuotas kaukės reljefas turės dar savaitę džiūti ir tik tada kaukę bus galima spalvinti, iškirpti akis, prisiūti plaukus ar kitais įvairiais būdais jas išgražinti. Pasirodo, vieno užsiėmimo tikrai neužteks. Kokiegi mokymai malūne be sočių pietų? Gerai padirbėjus, mažieji neatsisakė pasivaišinti malūnininkienės Reginos pasiūlytų razavų blynų su uogiene, sūrio, duonelės, žolelių arbatos ir aišku saldainių. Visiems buvo linksma ir smagu. Dabar beliko laukti kito užsiėmimo, kad kiekvienas pamatytų savo darbo rezultatą, o užgavėnių šventėje didžiuotųsi savo paties rankomis pagamintą originalia kaukę.